Sveiki, Žiedo brolio kanalo žiūrovai. Labą vakarą. Tai šiandien su Jonu po 2 mėnesių pertraukos įrašom klasikinę Žiedo brolių tinklalaidę, kurioje susikubė labai daug temų apie Kačerginės trasą Nemuno žiedą, kas jau įvykdyta, taip pat apie būsimą Kreventiko etapą, kurio mes labai laukiame šį savaitę, kad 24 valandos Barcelonoje. Taip pat aptarsim Jono Karklio pasirodymus, taip pat Dream to Drive čempionatams ir daug temų. Tai mūsų galite sekti YouTube, Facebook'e ir pradedam nuo Kačerginės trasos. Na ir Jonai, nėra geros žinios su Kačerginės trasa. Nėra geros žinios, sustojo darbai, finansavimas irgi pastrigo, kiek girdėt man asmeniškai teko. Jo, viena pusė sako, kad užstrigo finansavimas, kita sako, kad ne. Iš tikrųjų daug čia yra diskusijų, bet įveskim visus į kontekstą ir priminkim, kad praeitą savaitę Linas Ramoška pareiškė, kad motociklų trasa Nemuno žiedas nėra motociklų trasa. Bet iš tikrųjų jinai yra labai pavojinga. Jo, kad motociklams tai yra labai pavojinga trasa. Turbūt pasakojo, visi matėt tą įrašą, kas nematėt. Galit pažiūrėti, kur Linas Ramoška. Prisiminkim ir su automobiliais, kiek yra buvę skrydžių skaudžių, ypač nuo Skardžio. Taip, nuo Skardžio, kiek avarijų. Tai va, tai Linas Ramoška pareiškė, kad motociklams trasa motociklams pavojinga ir varžybos ten neturi vykti. Buvo paskui tvarkoma ta trasa, įvyko konfliktai tarp motociklų ir Lino Ramoškos po drifto varžybų, kurios vyko paskutinį praeitą mėnesio savaitgalį. Na ir pasirodė Karolio Ramoškos, kito Ramoškos, techninių sporto šakų asociacijos pareiškimas Lietuvos ryto portale. Kas nematėt, aš nusiųsiu nuotrauką, kur buvo pareikšti grasinimai ministerijai, kad jie neveiklus, darbai sustoja ir panašiai. Buvo kalba ir apie motorolympių federaciją, na čia jau nesiplėsim, ne mūsų tema. Užvirė ten didelis konfliktas. Jo, užvirė konfliktas, greičiausiai jis nueis iki teisėsaugos, kas, labai nesmagu. Ir šantažas, grasinimai neva, ministerija atkirto, kad ne, ir ministerija labai smagu. Ir tuo aš pasidalinau Facebook'e, kas matė tą Facebook'o postą, galit pažiūrėti dar sykį, kad primindamas, kad praeitą savaitę Švietimo mokslo ir sporto ministerija, kas matėt Lietuvos ryto portalą, irgi buvo tas pats pranešimas, kad praeitą savaitę Švietimo mokslo ir sporto ministerija savo pranešimo spaudai pranešė, kas buvo atlikta šiemet vienintelėje žaidų lygti trasoje, tai šiais metais už 500 milijono eurų beveik buvo išplatinta saugumo zona, atnaujintas, perkeltas atitvaras, surištos padangos, sutvarkyti kerpai, kalbų zomos, kelio žymėjimo darbai. Na, suma, kuri viršė per 4 metus beveik daugiau negu milijoną eurų. Tai yra daug nuveikta, nes anksčiau, matom, kas būdavo. Talpos padarytas. Jo, bet paėmus europinės trasos, tai čia yra palyginus, čia gražiai išreiškus Katino ašaros. Taip, suma nėra tokia kosminė, ne milijonai, bet žarstyt pažadus moka politikai, tai galbūt įvyks kažkoks stebuklas. Žinant to pačio Karolio Ramoškos ėjimą į parlamentą. O gal apie Jonovą teko kažką girdėti projektą? Apie Jonovą negirdėjau, nors ir buvo Elektrėnų rally, nebendravau su Jurkevičium. Bet tikėkime, kad tas projektas irgi juda. Tačiau, matant kokią situaciją, tai tikrai yra labai nesmagu. O tikėkime, kad Nemuno žiedas bus tvarkomas, jeigu jau ministerija skiria bent 500 milijono kasmet, tikėkime, kad tas techninis projektas bus paruoštas ar architektūrinį projektų ir viskas bus tvarkoj. Bet laikas pamatysim. Pagyvensim, pamatysim. Jo, o dabar Bacas trumpai, turbūt grįžkime į praeitą mėnesio vidurį, Bacas, kuris vyko Parno trasoj. Tai buvo Lenkija. Ten buvo linksma. O ten buvo linksma, ten buvo Lenkijos čempionato etapas, VSMP. Ir, irgi matėt mano apžvalgą, kas nematėt, tai buvo labai galingų sportininkų, buvo 2 Lamborghiniai, 2 greiti, tai buvo Sersnakas ir Mazūras.
į kovą buvo įsikišęs ir Kupčiukas su 992 ir pirmosiose lenktynėse Kupčiukas net buvo keliais ratais pirmas, paskui Lenkai aplenkė su Lamborghini. Jo, ir Clash Racingas rodė neblogus rezultatus, kol Jo. nesugedo automobilis. Jo, kol 2 valandas susigedo, bet Batraksas avarija susidūrė su Severino ir nubaudė Arturą pirmosiose lenktynėse. Tai vat, na Taip ir pat turėjom Lenkus, kurie buvo dalyvavę ir Aurume. jo, bet jiems irgi nesisekė. Su Radikalu. Jo, su Radikalu jiems nesisekė. Severą Mazūro treniravo Konstantinas Alkota savaitgalį. Tai va, na ir antrosiuose paskutinėse lenktynėse. Tai va, labai sėkmingas Roberto Kupčiuko savaitgalis. 2 iš 3 važiavimų Batso GT klasėje ir Kupčiukas laimėjo. Tai labai smagu. Na, motosportui irgi, kaip sakyti, dalinai sekės, dalinai nelabai pasisekė. Na, reikia sakyti, Karolis Stasukynas, su viso pagarbą jam, jis yra verslininkas. Jis važiuoja verslo reikalais, tiesiog rėmėjas, pagrindinis rėmėjas. Bet bendrame rezultate tai vėl puikus rezultatas, jie laimėjo. 2 valandas, jo, ir prieš Lenkus parodė, ką moka, na, be abejonės važiavo Dianas Arovas ir Justas Simaška, Justui tai buvo debutas oficialus, pagaliau debutas žiedinėse lenktynėse, o Dianas Arovas, kas nežinot, yra Olandas, važiuosintis net kitais metais ir pasaulio endurance čempionate. Tai irgi ir važiuoja. Tai Gabrieliau, jeigu nesunku, kas užėmė pirmą, taip, tai yra antrą, trečią vietą. Antrą, trečią vietą užėmė Lenkijos sportininkai, antrą vietą užėmė Lenkai Neriskis ir Baskeras su 992, o trečią vietą užėmė Lava Racing iš Latvijos su savo TCR. Tai va, tai Pacija. Lamborghiniam nelabai pasisekė. Jo, Lamborghiniams nebuvo sėkmingos lenktynės. Na, sprintas buvo sėkmingas, bet lenktynės nebuvo sėkmingos. Kas dar? Richardas Šubeckis beveik užsitikrino BATS 325 taurės čempionų titulą. Dabar turbūt pavyti jį yra sunku, tačiau tą savaitgalį labai gerai sekėsi Juliui Kiršiui ir Pauliui Urbanavičiui, kurie pasinaudojo, na, gal Pauliui nesisekė, bet Julius Kiršis ir Aurimas Mištutas treniruojami Žadeikio, Trimtutavio ekipos pakilo atitinkamai 2-4 vietas. Ir dabar vyksta tarp jų aštri kova, tarp 3 lietuvų - Kiršio, Urbanavičiaus ir Mištauto. Bus labai Lenkijoje įdomu paskutinėme etape. Jo, dar pasikišo kovą Malinovskis, Latvis, Timaksas, kuris greitas. Malinovskis, beje, tarp kito, nustebino visus laimėjęs kvalifikaciją. Tai viską pamatysim Poznanėj, nedaug liko laukti, 2 savaitės. Kitose klasėse irgi įdomu, kai kur jau yra. Gero bus ir oras jau lietingas. Jo, jau bus. Visgi ruduo. Ruduo ir aišku, be abejonės laukia pasigalinėjimas su Lenkais, keliais įdomiais Lenkijos. Bus įdomu, nes Lenkai tikrai stiprus. Taip, kai kuriuose net klasėse, to pačio Jackevičiaus klasėje bus 2 greiti civikai, taip pat bus įdomi kova tarp kitų lenktynių, kur lietuviai varžysis. 2 valandų lenktynėse turėtų būti labai įdomu. Jo, nes turbūt prisijungs Lenkijos sportininkų, jų tikrai bus daugiau negu Parnutrose. Taip, viską pamatysim. Žinom, galbūt net ir vokiečių kokių išvysim. Gal išvysim kokį Vokietijos ekipažą. Tai va, tai viską pamatysim po 2 savaičių. Šiaip Batso šis čempionatas, jis buvo gražus. Tikrai. Jo, man patiko, kad, žinai, greitų automobilių privažiavo. Visgi pagalvojus atvažiuoti iš Lenkijos į Estiją nemažas atstumas. Taip, taip. Aišku, norėtųsi palinkėti Batso organizatoriams pagrindinio dalyko, kad būtų turėtų finansų ir galėtų daryti 4-6 valandų endurance. Tiesiog tų komandų būtų pagalais. Jo, ir norėtųsi, kad plėstųsi, kad apimtų vėl kokią Suomiją, galbūt Norvegiją, Daniją. Galėtų būti Skandinavijos čempionatas drąsiai, bet vat irgi. Daug įdomiau.
Bet aišku, suprantama, kad ten Na, mes Švedija... turėjom Suomijoje, bet kažkaip tais vat vangiai labai rinkdavos tie sportininkai. Jo, Mustangas buvo Suomių. Jo, buvo greitų Suomių, bet kažkaip tais vat nepasiteisino. Tai va, tai matysim, kaip bus Poznaniai, bet aš tikrųjų, jeigu tęs Bacas bendravimas su VSPMP, tai galbūt bus labai labai smagu. O galbūt kelios Lenkijos komandos vėlgi iš Aurumą, kai žino, ir tada bus Palangoje labai smagu. Galbūt. Bet aišku, Palangos lenktynėse su ta pačia Su problema. Radikalu jau nebepavažinės jau. Ne, tada reikės Maciejus, galvot. aišku, jo, reikės nuomoti kokį kitą. Bet jeigu jis atvažiuotų bent, žinai, vienas iš tų Lamborghinių, kurie čia važiavo, tai būtų labai faina. Arba vienas iš 992. Faina, Jo. šiaip faina, bet jeigu sutvarkytų pagal susisiekimo ministeriją su Palangos savivaldybė, Na, iš tikrųjų, Pedoka. susisiekimo ministras buvo, galiu pasakyti, nesenai atvažiavęs dėl kitų dalykų į Palangą, tai nežinau, ar šitas reikalas buvo aptarinėjamas. jo, būtų įdomu, gal ir yra tvarkoma. Pažiūrėsim. Na, kol kas tai ten liūdesys. Bet- Baisus pelkynai ir didelės labai duobės, kiek teko parvažiuoti šiuo metu. Duok Dieve, viskas Ir pagerės. kiekvienais metais blogėja situacija. Lembaškit, nėra tokia labai smagi naujiena. Tai prie Pitleino tvarko ir Pedokė. Didžios problemos. Jo, nu ten kiekvienais metais su to pedaku yra situacija tokia, kad, žinai, užpilam tą skaldą kažkiek tais pagerina, bet visumai tai nėra gerai. Jo, bet matai, suskalda Jonai, užpilė ir laikinas variantas. Reikia, Taip. reikia to tikrojo. Tai va, tai daug Dieve, kad kažkada bus tvarkytas tas pedagas ir mes... Gyvensim, pamatysim, susisiekimo ministrą į Palangą atsivežėm, aišku, ten buvo aptarinėjami kiti reikalai, bet, kai Jo. žino, gal ir šitas reikalas buvo paliestas. Galbūt. Tai va, kalbant apie Joną Karklį, buvo labai smagu jo pamatyti jo sėkmingus susirodymus ADS-e, buvo 3 Ten vieta. buvo fantastika. Ten buvo- pasirodymas. Ten buvo pirmą kartą mūsų šalies automobilių sporto istorijoje, Jonas Karklys užėmė prizinę vietą prestižiniam ADS čempionate. Sveikiname Jonui. Ir reikia paminėti svarbiausią aspektą, kad jis startavo iš rikiuotės galo. Tai va, ir tai jam leido užimti prizinę vietą, 3 vietą, stebuklas, kaip rašoma spaudoje. Dar ten, kaip bent jau buvo minėta, buvo galimybių gal ir dėl antros pakovoti, bet nebeužteko laiko. Jo, tarp kitko, iš 18 vietos Jonui pavyko pasibrauti iki peletono priekio. Tai įspūdinga. Tai Fantastika. fantastika. Su vokiečių ekipa, gamyklinė ekipa, kurios vienas iš pagrindinių rėmėjų yra ir pats Jonas. Tai labai smagu, o ten dalyvauja, visi Ir žinoma. netgi labai galinga Vokietijos tepalų kompanija, lyg jų molį. Likime molį, likime molis. Tai va, o ten važiuoja, ten elitas važiuoja su vienodu sumundumo Ferrari's, Lambais, Audi, Mercedes ir BMW, Martin, Porsche'ais. Tai va, tai kitą savaitę... Dabar, jeigu neklystu, lyg tai Lambo ir paėmė antrą vietą. Tai va. Tai va, Teisingai sakau, ar aš... Šeštadienį laimėjo, tada kai buvo ketvirtajame etape, šeštadienį laimėjo Landgraf komanda Stiponas ir Kleideras Mercedesas, o Austonas Leonas Hotleris laimėjo sekmadienį. Jo, bet antrą vietą, tai man atrodo, ten lyg ar ne Lambo paėmė, Jo. kur tenai kovojo dėl tos antros vietos ir laiko nebeužteko. Šiaip, kas įdomiausia, Jonas Karklys buvo 4, tačiau Elfas Sipenas gavo 15 sekundžių baudą už avarijos sukilimą prie lenktynių startą, tai leido Karkliui užimti 3 vietą. Tai va, tai labai smagu. Gaila, kad Jono Karklio nematom per Aurumo lenktynės, nematom, tarp žiūrovų matom, bet tarp dalyvių nematom. Žmogus būtų labai smagu būti jį pamatyti Aurime dar kartą. Gal 2025 grįž. Gal grįž. Na ką, dabar krevetikas. Mūsų 3 komandos važiuoja, RD Science'as
Juta Racing su 2 automobiliais. Vienu aptarnauja Olandai ir kitu aptarnaus Juta pati. Aptarnauja, kaip sakau, Olandai. Važiuoja Olandų komanda, bet aptarnauja Juta. Juta tikroji Jo, ir Desaitis ir ten Gasar. labai įdomi situacija, iš tikrųjų, kad Red Camel komanda išsinuomavo Jutos automobilį. Jutos jo automobilį, nes šiaip jie dažniausiai važiuodavo su Porsche 992. Taip, bet nusprendė šis ir paskutiniam etapui nuomotis iš Jutos. Galbūt čia yra, žinai, Ir mintis bendradarbiavimas. apie kitą sezoną šokti į galingiausią GT3 klasę, tai čia labai protinga Plius. pasibandyti va tą GT3 klasę. Taip, ir plius žinant, kad Juta turi dar vieną automobilį. 3 automobilius turi Juta. Jeigu visi turbūt daugelis žino, bet 3 automobilius turi Juta, tai Jo, jie dar aptarnauja ir Ferrari. Jo, ir Ferrari, tai mes matom puikų Jutos vadybinį sugebėjimą geležinių. Eimanto Novikausko Ferrari. Na, Eimanto Novikausko, jo. Tai va, bet pačio Eimanto nebus. Jutos komandą sudaro Arūnas Gečiauskas, kaip ir visada, Aurimas Jablonskis, Sigitas Ambrazevičius ir du legionieriai. Tai važiuoja Martinas Riba, Slovakas, kuris dažniau važiuoja varžybose su Lamborghini automobiliu. Ir važiuoja dar vienas labai greitas sportininkas, australas Franciu Batsak. Nesidomėjau, bet irgi turėtų būti greitas vyrukas. Tai va, Kas jie priskiriami AM vairuotojam? AM vairuotojam. Tuo tarpu Juta, Desaitis sudėtis. Audrius, Nikola Paulius, tradicinė ir šįsyk vietoj Deivido Jociaus. Yes. Mūsų gerbiamas ir mylimas nuo formulės laikų. Iš praeito Lašio etapo Elektrėnuose organizatorius. Legendinis Ramūnas Čapkauskas. Taip, Lietuvos autosporto meistras Ramūnas Čapkauskas. Jam bus debutas su GT3 automobiliu, bet man labai keista, kad kažkaip čia Paulių atidėjo AM+, o ne Semi Pro. Jo, čia reikėtų Paulius paklausti. O dar vienas vairuotojas bus Paulius Ruškys, kuris važiavo testuose su jais dar praeitais metais, kai dar buvo turėjęs trofėją. Bet šiam žmogui visai neblogai, kiek atsimenu, sekėsi su Lamborghiniu. Aišku, tas Lamborghinis buvo ne toks greitas kaip šitas, bet tikėkime, kad viskas bus gerai. Na, man irgi bus įdomu dėl Ramūno. Jau Ramūnas paskutiniu metu nevažiavo su tokiais greitais automobiliais. Taip, važiavo praeitais metais su 992 Aurimi, bet su tokiu automobiliu. Aš manau, žinai, čia kaip Joną Geležinį pasodinti Ramūno galima į bet kokį automobilį ir keli ratai ir jis labai greitai adaptuojasi. Plius labai smagu, kad Ramūnas prisijungė, Ramūnas jam dar vienos varžybos, galbūt ir finansiškai padeda. Tai tikrai šitą komandą patrauks su Pauliu stipriai. Ir plius reikia priminti, kad Ramūnas galbūt ir finansiškai prisidėjo prie paramos. Galim galvoti. Žinoma, kad prisidėjo. O dabar dar galim paminėti mūsų draugus GSR Motosport komandą. Taip, GSR'as irgi važiuoja, sudėtis tradicinė jau, Aras ir Rokas Kvidarai, Dovydas Ketvirtis, kuris, kaip visada, važiuoja ralyje ir sėkmingai važiuoja ralyje, šturmanauja Rokui Steponavičiui. Ir taip pat Egidijus Geliūnas šiais prisijungia prie jų ir Mindaugas Latukis, tradicinė komanda. Egidijus yra važiavęs. Ir su Juta. Jo. Kaip ir turi. Plius Egidijus Geliūnas yra ir Lamborghiniu važiavęs, su to pačiu Desaitinsu. Ir su Juta. Pakankamai greitas sportininkas. Jo, Egidijus, tarp kito, reikia priminti, tikrai ne tik greitas, tačiau važiuojantis daug. Važiavo šiemet su Ramūno Čapkausko komanda Bacija. Jo. Tai Bacijos sprinte tikrai greitas sportininkas. Tai labai smagu, kad toks sportininkas įtraukiamas į GSR Motosportą.
kas yra motosporto varžovai, GT4 klasė, na, pasižiūrėjus Varžovai varžovų, stiprus iš tikrųjų, kaip pasižiūrėjus. tai ir Kaimanas, ir keli GT4 MG, ir slovenai su KTM, bus kovos. Tikrai taip, to labiau ir GT3 klasė bus labai stiprių varžovų. Vieni iš jų RC Bratislava, kurie važiavo 2019 Aurume. Taip, su Kanopkom savo, su Lewandowskiu, Lenku, kuris mes žinom, kad turėjo... Kuris yra labai greitas ir važiuoja su Lamborghini Super Trofeo. Tai vat, tai... Matysim, Bus nelengva iš tikrųjų. Bet 20, realiai para laiko važiavimo, gali nutikti visko. Taip. Juta yra 4 vietoje po labai sėkmingo pasirodymo Misano trasoje. Priminkim, kad Misano trasoje jie užėmė aukštą antrąją vietą. Tai buvo istorinis pasiekimas. Jo, istorinis pasiekimas. Niekada Lietuvos komanda nėra užėmusi Kreventikė tokio gero pasirodymo. Su GT3 automobiliu. Taip, su GT3, jo. Juta Erdesainsas šiek tiek yra nukritęs su 32 taškais, jie rikiuotės 10 vietoje. Jo, Erdesainsui jau prasimuš tarp prizininkų, šansų praktiškai kaip ir nėra. Jutai irgi yra sunku dėl to, kad Juta... Kodėl? Gali. Jo, gali. Į tą trejetuką tikrai gali iššokti. Jo, bet aš manau, kad tikrai Jutai bus tikrai nelengva pasigalinėti. Tiek St. George Junior tipas, tiek ADP Racingas važiuoja, tai favoritai, tai manau bus labai sunku. Nelengva, aišku, tas pats yra Erdesainsui. Niekam nebus lengva, bet autosportas tom ir žavus. Ir Herper, tai... Jeigu jie užimtų prizinę vietą, o E2P komandai nepasisektų, aišku, to nelinkiu, bet galėtų iššokti tą prizininkų trejetą. Aišku, dar CP komanda lipa ant kulnų labai. Amerikiečių su Mercedesu. Tai matysim, tikrai įdomios lenktynės. O GT4 klasėje kokia ten situacija? GT4 klasėje... GSR važiavo vienam etape, užėmė 3 vietą ir dabar 4 vietoje, bet tikrai... GSR, žiūrėkim, gali irgi iššokti į top 3. Taip. Jeigu šitą etapą jam pasisektų, OV Autosport ne, tada galima šokti prizininkų trejetą, kas būtų fantastika. Jo, bet žiūrėsim, kaip čia seksis. Bus įdomu. Kitą laidą aptarsime apie tai, o pabaigai primenam, kad mus galima sekti YouTube'ai, Facebook'e ir susitiksim. Ir mus susitiksit kitą kartą, tikėjimas ne taip ilgai po 2 mėnesių, bet kita laida bus viena iš paskutinių šį sezoną, prieš paskutinę, kurioje kalbėsim tik tai apie Kreventiką, apie šį sezoną ir apie kitą sezoną planus. Tai su jumis buvo Jonas, Gabrielius, Žiedo broliai. Ačiū, kad žiūrėjot. Viso gero. Ačiū, gražus vakaro.